Sveiki, šiandien noriu pakalbėti apie 3 labai svarbias proto taisyklės, kurios labai stipriai veikia mūsų gyvenimą. Pirmoji taisyklė yra ta, kad protas iš visų jėgų stengiasi patvirtinti ir pateisinti ir dar kartą įsitikinti visais įsitikinimais, kurie jau yra įrašyti į mūsų pasąmonę. Ir visa tai veikia mūsų materialųjį pasaulį. Todėl, jeigu, sakykime, turite tokį įsitikinimą, kad gausa yra sunkiai uždirbama. Ta prasme, kad jeigu tu nori turėti pinigų, turi sunkiai ir daug dėl to dirbti. Tuomet taip gyvenime ir bus, nes protas bandys tą įsitikinimą patvirtinti. Todėl tokiam žmogui, kuris yra įsitikinęs, kad reikia sunkiai ir daug dirbti dėl kiekvieno euro, jam niekada nebus lengva jų uždirbti. Nes pasąmonė pritrauks tokias situacijas, kur darbas yra sunkus, pinigai mažesni ir padės nepastebėti tokių galimybių, kur galima uždirbti lengvai, o galbūt netgi gauti dovanų. Tokie žmonės paprastai labai sunkiai save įsivertina, sunkiai vertina savo darbą, dažnai jį vertina per mažai ir labai sunkiai priima pagalbą iš šono. Antra taisyklė. Mūsų protas priima tai, kas pažįstama, kaip saugumą, o tai, kas nepažįstama, kaip potencialų pavojų. Ir tai yra labai senovinis mechanizmas, kuris praktiškai įrašytas į žmogaus DNR ir jisai yra atėjęs iš senų laikų, kai taip iš tiesų buvo teisybė. Viskas, kas buvo nepažįstama, tai buvo potencialus pavojus, o tai, kas buvo pažįstama, kad ir nefainai, kad ir nemalonu, kad ir negerai, protas tai priima kaip, aš bent jau žinau, kaip su tuo tvarkytis. O jeigu atsitiks kažkas naujo, arba aš pradėsiu kažkokią naują veiklą, ten nežinia, kaip bus, gali būti dar ir blogiau. Ir šitas įsitikinimas, šita proto programa labai dažnai trukdo išeiti iš toksinių santykių, nes tai yra pažįstama, trukdo palikti nemėgstamą darbą, nes ta vieta yra pažįstama, o kitoje vietoje jų gali būti dar blogiau. Ir iš esmės šita dalis mūsų proto gali labai kišti koją netgi ir siekiant didelių tikslų. Ir trečioji taisyklė šiandien tai yra ta, kad vienu metu 2 skirtingi įsitikinimai negali egzistuoti mūsų prote, nes jie vienas kitą paneigia. Todėl jeigu jau turite įsitikinimą, kad reikia sunkiai, daug ir ilgai dirbti tam, kad uždirbtumėte kažkokią tai sumą pinigų, netgi logiškai pamačius ir supratus, kad tai nebūtinai turi būti teisybė, šitas naujas įsitikinimas neįsigalios pasąmonėje, nes ten jau yra tas senas